Čia dirbantis Tadas neslėpia, kam žvejyba, kam automobiliai, o jam svarbiausia kompiuteris. Tai ir hobis, ir amatas, ir sėkminga karjera. Baigiau Šiaulių kolegiją, teisingai buvom pirmoji informacinių sistemų technologijų laida. Patys pirmieji, sakykime, informatikai. Praktikas buvau pakviestas atlikti čia ir buvau iš karto įdarbintas, dar būdamas studentu. Šiandien Šiaulių kolegijai Tadas nešykšti šiltų padėko žodžių. Mano dėstytojams tai būtų labai didelis dėkui, kad mane paruošė rimtam gyvenimui. Dėl jų žinių tiesiog aš tapau to, ko norėjau tapti. Aš tiesiog jaučiuosi savo vėžėse, dirbu darbą, kuris man patinka, o ne prievarta yra, ir aš to džiaugiuosi. Nepaslaptis, kad socialiniams partneriams itin svarbu pakankamą teorinių ir praktinių žinių bagažą turintis specialistas. Mes bendradarbiavom, sakykime, priimdami studentus kolegijos. Teorija, sakykime, yra neatsiejama praktikos dalis, kaip žinia. Ir praktikos metu, sakykime, mūsų įmonėje studentas arba praktikantas, jisai išmoksta būtent, sakykime, pagrindų. Ta prasme, ką jis galės arba, sakykime, mūsų įmonėje, arba kažkur kitur galės pritaikyti ir sėkmingai vystyti toliau. Čia dirbančio radviliškiečio Juliaus darbo kalendorijoje darbų tiek, kad spėk suktis. Tačiau tik paklausus apie studijas, pokalbis pakrypsta apie saulėtąją Ispaniją. Vyko konkursas, kad išvykti iš kolegijos pagal mainų programą į Ispaniją. tą konkursą praėjus, ten studijavau pusę metų. Labai smagiai praleistas laikas, bet kam rekomenduočiau, kas studijuoja ir kas žada studijuoti. Gali pasakyti, ką nors ispaniškai? Manjana. Reiškia rytoj. Pas ispanus tai priimta, kad darbai bus atlikti rytoj. Čia turbūt labiausia, kas įsirėžė į atmintį. Absolventas Nerijus sako, kolegiją rinkęsis turėdamas aišku tikslą ir žinodamas, ko sieks ateityje. Kolegiją pasirinkau vien dėl to, kad aš galėjau derinti darbą su mokslu ir man buvo labai aktualu praktiniai įgūdžiai. O tik kolegija gali suteikti šios įgūdžius. Praktinių įgūdžių taip gavau. Labai daug iš tikrųjų. Buvo labai intensyvus bendravimas su dėstytojais. Labai buvo patogu vakarais studijuoti dėl to, kad dieną mes atlikdavom, sakykime, darbdavių užduotas užduotis, kas mums būdavo neaišku, mes galėdavom drąsiai konsultuoti su dėstytojais ir tai iš tikrųjų ir paskaituose, ir darbo metu mes galėdavom parodyti didelius darbo rezultatus, sėkmingus darbo rezultatus. Nerijui jokie sunkmečio vėjai nesutrukdė siekti savo svajonių išsipildymo. Jo įkurtoje įmonėje šiandien studentai atlieka praktiką, o patiems geriausiems gali nusišypsoti laimę ir čia dirbti. Sau griežtesnis esu negu studentų. Iš studentų aš reikalauju to, ką jis gali žinoti, o žinau vien dėl to, ką jis gali žinoti, nes pats baigiau vakarinę studijų programą informacinių technologijų skyriuje. Ir aš žinau, koks gali būti minimalus ir maksimalus lygis. Šiai dienai aš turiu vieną studentą, kuris dirba maksimaliai. Šiaulių kolegijos sėkmę, aš manau, lemia tai, kad į studentą žiūri kaip į, sakykime, dėstytojas, į lygiavertį asmenį ar aukščiau į jį. Ta prasme, yra pagarba studentui ir tas bendras susikalbėjimas. Yra bendras susikalbėjimas, yra bendras geras rezultatas. Komunikabiliems, žingeidiems, kūrybingiems ir turintiems verslininko gyslelę naujus kelius atveria dar viena studijų programa – Verslo informatika, vienintelė visoje Lietuvoje. Verslo informatika yra jauna studijų programa, pradėta vykdyti nuo 2008 metų. Turim pirmą ir antrą kursus. Nuo rudens, nuo 2010-2011 mokslo metų bus pradėta vykdyti ištęstinę studijų formą. Informacinių technologijų naujovės, verslo ir informatikos žinios tai, kas svarbiausia studijuojančiam jaunam žmogui. Studentai, baigę šitą studijų programą, taps specialistais praktikais ir jie įgis programuotojo specialybę. Jie galės kurti įmonės arba organizacijos informacinės sistemas.
internetinius tinklalapius, duomenų bazių valdymo sistemas. Tiesiog plataus spektro specialybė. Svarbiausia tikriausiai galbūt yra tai, kad tokie specialistai labai reikalingi šiuo metu. Naujausiais darbo biržos duomenimis užregistruota, kad šiuo metu būtent Šiaulių apskrityje trūksta tokių specialistų programuotojų. Nepaslaptis, kad vis dažniau įmonės ar organizacijos pageidauja universalių darbuotojų, turinčių ir verslo, ir informatikos žinių. Pats pavadinimas verslo informatika jau įpareigoja, kad šitie studentai besimokydami įgytų verslo apskaitos žinių. Jie neįgyja labai plačių žinių, jie įgyja pagrindų šitoj srityje ir privalumas buhalterinės apskaitos žinių jiems yra tas, kad jie gali įmonėje padėti kurti visą apskaitos sistemą. Jis turi ne tik informacinių technologijų žinių, tačiau ir žinių iš verslo apskaitos, o tai išplečia jo akiratį, jo kvalifikaciją, jo žinojimus, jo gebėjimus ir jis gali pritaikyti savo profesinės kompetencijas ne tik vienoj informacinių technologijų srityje. Informatikos inžinerijos studijų katedros dėstytojai ir studentai gali pasigirti sulaukiantis darbdavių užsakymų, todėl mokslinis gyvenimas čia virte verda. Moksliniai tyrimai tai yra verslo įmonių užsakymai atlikti kažkokius tai darbus susijusius su informatika mūsų atveju, su informaciniam technologijom, tai daugiausiai yra programavimo darbai, tam, kad dėstytojai galėtų geriau išdėstyti studentam tai, ko reikia darbo rinkai. Tas kompetencijas, kad galima būtų pateikti studentam, kurių reikia. Reikia dabar verslo įmonėm, darbdaviams, jie dalyvauja tuose tyrimuose ir tuo pačiu susipažįsta savo būsimų darbų ir galbūt ir susiranda tą darbą. Na, o mitus apie neįveikiamą matematiką griauna šio mokslo specialistai. Atėję iš vidurinės mokyklos, studentai pakankamai turi žinių, bet ko trūksta, jie įgyja tą žinias kolegijoje. Tie, kurie lanko paskaitas, stengiasi dirbti, nežiūrinti tai, net jeigu mokykloje kažkokių žinių negavo, yra papildomi organizuojami kursai, papildomas matematikos modulis, kuriame gali pagilinti savo žinias ir sesiją laiko sėkmingai, o įstoja mokytis toliau, tęsti studijas magistrantūroje, tiek kiek tos matematikos prireikia, tikrai jiem užtenka. Kasmet gruodį būrius smalsuolių ir dalyvių suburia matematikos konkursas, o ir varžytis tikrai yra dėl ko, nugalėtojų laukia piniginiai prizai. Turime visada pirmą vietą, 2 antrasias ir 3 trečiasias. Tai vat laimėjęs studentas pirmąją vietą gauna 150 litų į savo sąskaitą. Antrąją vietą 100 litų ir trečiąją 70 litų. Taip kad studentam tai yra vis tik parama. Verslo informatika neįsivaizduojama ir be fizikos. Pastarasis mokslas taip pat įkandamas, juo labiau, kad visada, kai reikia, padeda dėstytojai. Žymiai gilesnė fizika, tačiau informacinių technologijų studentams nereikėtų bijoti jos, nes mes bendradarbiaujam, nes studentai yra skirtingi, jie turi žinių lygį, bagažą skirtingai ir dėstytojas pats prisitaiko prie jų ir jis parenka tokią sistemą, tokį mokymosi metodiką, krūvį, kad jie patys galėtų pasikoreguoti ir kartu mes patys atsižvelgdami jų prašymus konsultuojam, net nebūdami paskaitoje, jie gali kartu ir dalyvauti. Ir internetas yra, ir kitos informacinių ryšių priemonės. Antrakursis Gediminas sako, kad verslo informatikos studijos įdomios, todėl savo ateitį sieja būtent su įgyta profesija. Tai buvo pirma specialybė Šiaulių kolegijoje ir apskritai Šiauliuose, nes universitete tokios specialybės negalėjau pasirinkti. Pirmame kurse daugiau buvo dalykų susijusių su viduriniu išsilavinimu. Antram kurse jau daugiau specialybės dalykų. Ar savo profesiją siesi su būsimu darbu? Manau, kad siesiu, gal įkursiu savo įmonę arba dirbsiu darbuoti kokioje kitoje įmonėje informacinių technologijų specialistų. Tai, kad informacinės technologijos keičiasi ir tobulėja, abejoti netenka, todėl ir darbdaviai būsimiems specialistams kelia vis aukštesnius reikalavimus. Labai puiku, kad mokymo įstaigos ruošia universalesnius
specialistus. Ir tarkim, mūsų įmonė, kuri užsiima interneto projektų kūrimu, įvairių virtualių sprendimų kūrimu, padedančių įmonėms automatizuoti savo verslo procesus. Dažnai specialistams reikia žinių ne tik techninių, bet ir papildomų, tarkim, vadybos, netgi finansų apskaitos pagrindų, ir marketingo, ir grafinio dizaino šiek tiek. Žmogus, kuris turi techninį išsilavinimą, jis dažnai tas žinias įgyja dirbdamas. Baigęs tokią specialybę kaip verslo informatika, jis jau turi gerą pagrindą šitų žinių ir manau, tai yra puikus startas tiesiog pradėti karjerą. Mes visada mielai priimame praktikantus ir labai dažnai praktikoje gerai pasirodęs žmogus lieka dirbti pas mus įmonėje. Atrasti, pažinti, studijuoti tai, ką Šiaulių kolegijoje atrado pirmakursiai. Šiandien norintys savo įspūdžiais pasidalinti su tais, kurie tik svajoja, kur mokytis ir ką pasirinkti. Tai atrodė buvo geriausias pasiūlymas, būtent tuo metu, kai rinkausi. Man atrodo, tai labai perspektyvi specialybė. Nes man tai visų pirma, man patiko kompiuteriai, todėl įstojau verslo informatiką. Norėjau sužinoti ir pagilinti labiau kompiuterinės žinias, nes mokykloje gerai sekėsi. Aš kol kas nesusiduriu su baisiais dėstytojais. Jie tikrai nėra tokie baisus. Su visais dėstytojais galima susikalbėti. Jie puikus žinovai savo dalyko ir tikrai labai puikiai išdėsto savo dalykus. Mano draugai labai šaunus, puikus, aš juos labai myliu. Mūsų grupė ypač labai gera. Mes labai gerai sutarėme ir turime tikrai veiklos kartu. Geriausia grupė, kokią gali įsirinkti. Ką jūs teikiat po paskaitų? O kaip jūs manot? Na, žinoma, pasimokom ir laisvalaikį kartais kartu leidžiam. Laisvalaikis tai yra šokiai bei studentų atstovybė. Ruošiamės netgi paskaitomis kartu ir tiesiog būna, praleidžiame kavinėje laiką, tikrai labai draugiškas santykiai mūsų grupėje. Tapau grupės seniūnė, dalyvavau seniūnų apmokymuose, su kuriuo man dėstė netgi Alsaso pats tas prezidentas. Pirmam kurse susidūriau ypač su ta pačia veikla įstojus į studentų atstovybę. Ten iš tikrųjų yra labai daug veiklos. Iš tikrųjų, labai smagu. Aš nesitikėjau čia surasti tiek daug draugų. Man čia. Labai daug dalykų įdomių ir daug dalykų. Čia yra geriausia specialybė. Čia labai šaunu, geri dėstytojai ir šauni specialybė. Verslo informatika iš tikrųjų čia taip, kaip kolega sakė, įdomu. Yra visokių krypčių. Pradžioj pagrindai, antram kurse šiek tiek specialybės jau bus. Tad tikrai čia įdomu. Manau, kad vien informatika yra perspektyvus dalykas, bet taip pat ir vien verslas, nes ir verslo žinių įgyjame. Nuoširdus žodis, bendras darbas, geri santykiai ir neišdildomi prisiminimai. Tai, kas svarbiausia Šiaulių kolegijos akademiniai bendruomeniai ir tai, kas ją visada vienija. Kitoje laidoje kalbėsime apie dėstytojus, kurie nominuoti riteriais, studentų pripažinti sąžiningiausiais. Apie tokius žmonės verta kalbėti, juos verta pamatyti ir išgirsti.